Kiekvienas žmogus, kuris praleisdavo laiką prie kompiuterio, turėjo savo vaikystės žaidimus. Kam dabar Robloxo brainrotai, kam 2D Tetris 75 metais, o kam buvo tikroji žaidimų klasika Counter-Strike'as 1.6. Asmeniškai, aš gan anksti pradėjau leisti laiką prie kompiuterio ir teko man pereiti per skirtingas eras žaidimų. Ir manau gausis neblogos tokios serijos, per kurias pereisiu per savo vaikystės žaidimus. Pažiūrėsime, kaip jie dabar užsilaikę, kiek jų žaidžia. Galbūt pamatysite savo artimų žaidimų, bet manau viską pradėti nuo 1.6 bus tiesiog teisingas dalykas. O prieš šokant, amigos, nepamirštam paspausti laiką bei subscribe ir tada nieko nelaukia, šaunam prie video. Gan šitas žaidimas yra klasika. Kažin, yra lietuviškų. Yra Flash'as LT, bet žaidžia 2 žmonės. Aš pabandysiu nueiti į Flash'ą, aš nežinau tiksliai kas čia yra, bet matau, kad jau reikės per internetą žiūrėti serverius, nes, populiarumo jau šitas žaidimas neturi. Aš dar nueisiu pažiūrėti, kiek iš jo žaidžia čia. Visų pirma, jis žiauriai keistai atrodo. Tikrai matosi kaip žaidimas tokių metų. Kaip čia pata? Kaip čia pa? O, žiauriai, aš nesuprantu, kaip anksčiau šaudydavom ir atrodydavo tai normaliai. Aš ten nesuprantu, kur reikia taikyti su juo. Kad aš čia iš vis mirdžiu šitam žaidimą. Aš tiesiog natūralus esu. Aš esu natūralus. Man čia timeito net nereikia, jis nieko nepadaro. Kažkaip anksčiau, kai žaisdavau vaikystėje, atrodydavo kažkaip normaliai, kad čia tipo. Bet dabar, kai žiūriu, pats, va tas taikinukas, jis, žiauriai keistas yra. Jis nesuprasiu, kur tos kulkos eina. Tai dieve, čia mane nesvarbu. To taikinuko šis negalėtų būti iš vis. Ne, čia per lengva yra, nežinau. Okay. Šiaip, nėra tai blogai. Aš biškai tikėjausi blogiau. Galvau, kad čia iš vis, net nepažaidžiama bus, bet, realiai, jeigu taip tiesiog pasišaudyti, tai gal visai dar ir pasimėgau. Čia daugiau žmonių priėjo. Aš kiek prisimenu, dažniausiai žaisdavau arba zombius, arba surfą, kur būdavo su leveliu dar. Kuo daugiau varai, tuo atsirakini naujus ginklus, tuo metu žiauriai kapodavom. Ir trečias dar galbūt Defranas vadinasi, ar kaip, kur reikėdavo bėgioti per mapą, kaip tiesiog parkūras toksai, kaip pasimti to. Vienas, matau, žaidžia Defraną, galim užeiti pabandyti. Bet matau, vis tiek reikės per internetą susižiūrėti serverius. O tu die... Aš iš vis vienas esu, tai važiuoja. Net neprisimenu, kaip reikia šokti. Kažkaip iš šonus reikėdavo. Okei. Net niekas ten nėra iš terų pusės, kas mane nužudė. Kaip suprantu, gal čia negalima šokti kažkur. Tu bra. O tai ką man daryti? Tokių serverių neprisimenu, kad anksčiau būdavo. Wow, chill. Wow. Čia aišku. Ne, sistema. Iš lietuvių tai nieko nematau. Čia yra surfas, galim į surfą pabandyti, dar čia lietuvių yra 4 žaidžia. Galbūt, kad dar ne piko valandomis žaidžiu, tai gal vakare dar daugiau šiaip žmonių būtų. Čia iš tikrųjų žaidžia žmonių. Nebemoku, aišku, čia surfinti. Realiai niekados kaip ir nemokėjau, bet kur man bėgti reikia? Kas čia? Kas čia kur? Turėtų būtent šito peilio klasikinis toksai ir va tai va surfinė. Kaip man iš čia išeiti, aš nesuprantu. Kas čia per garbauzau? Aš retarau. Palauk, reikia, man atrodo, sustrelų, ne? Žiūrėjau. Beveik. Aš kokį surfiuką padarysiu, čia parodysiu jums klasikos. Opa. Kažkaip man geriausiai sekėsi tiesiog šaudyti. Varam pašaudysim. Normaliai čia jau žmonių susirinko. Gal visai ir nemiręs tas 1.6. 1.6 2.3 buvo išleistas. O tu dieve. Eik iš čia kidosos. Jau čia susirinkote visi gameriai, tokie, kur jau užsisėdėję tam 1.6 jau čia. Tai normalus. Jau šitai cheateriai matosi. Prieš užbangė dar vidosą, jau pažiūrėti, kiek jį žaidžia žmonių 1.6. Ir jį dabar žaidžia 5
2000 žmonių. Realiai tikėjausi netgi biški mažiau, kažkodėl ir tai buvo 24 valandų pykė buvo 12 tūkstančių, beveik 13. Kažkodėl mačiau, kad biški netgi mažiau bus, tad palyginus, visai gal neblogai dar. Aišku, matosi, kad žmonių kiekis vis mažėja. O ką, amigos, tiek šitam vidosui, toksai neilgas gavosi, man pačiam buvo tiesiog įdomu nueiti pasižiūrėti, kaip dabar 1/6 atrodo ir kaip jaučiasi ir tiesiog kaip žaidžiasi. Nėra čia tikslo labai milkinti kažką, bet vis tiek, žaidimas yra legendinis. Parašykite komentarus, kokius jūs žaidimus žaidėte vaikystėje. O ką, amigos, kaip visada, susitiksime naujose vidose.